Sveiki, šiame video bus CSS elementų pozicijos. Nors ir praeitame sakiau, kad bus taip pat ir elementų plaukiojimas, tai yra float. Tačiau šiame video to nebus, nes tiesiog video per ilgais gautus ir, tiesiog nukeliu. Ok, tai yra, kokios pozicijos gali būti? Tai gali būti static, relative, fixed ir absolute. Tai apie kiekvieną atskirai pakalbėsiu, kas tai yra, kaip kiti elementai su jomis elgiasi ir pozicijų parametrus, tai yra top, right, bottom, left. Ir, žinoma, skirtumus tarp skirtingų pozicijų. Taigi galime pradėti, aš tiesiog susikursiu keletą skirtingų divų. Na ir parašysiu tokį dalyką, man skirtingus kelis divus sukurs su atitinkamu ID. Dabar, kai turiu visą tai, galiu stylę kiekvienam divui uždėti width ir height. Ir kiekvienam atskirai divui skirtingą spalvą. Na ir galime pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Ir turime keletą skirtingų kvadratėlių. Ok, dabar galime pradėti nuo pozicijų. Tai yra, dabar kiekvienas iš tų divų yra position static. Dabar jeigu pasižiūrėsime į kodą, tai yra to static niekur aš neįrašius. Čia tiesiog rezoliucija, čia tiesiog atskiros spalvos. Dabar, kodėl taip yra? Tai static yra numatytasis nustatymas. Jis yra, galima sakyti, by default. Tai, kaip matote, elementai elgsis normaliai. Čia yra block tipo elementas, todėl jis eina per visą plotį. Ir todėl kiekvienas iš kitų elementų tiesiog eina už jo. Tai yra, taip ir toliau. Kadangi static, tai tiesiog normal flow vadinama, tai elementai elgiasi taip, kaip jiem pridara, tai yra viens po kito eina, nesipeša, nieko nedaro, tiesiog gražiai tvarkingai viens už kito eina. Tai yra static. Dabar sekantis dalykas. Elementai su jais elgiasi. Irgi taip, kaip pridara. Toliau pozicijų elementai, tokie kaip top, right, bottom, left, nieks iš šitų dalykų neveikia. Su static šitie dalykai neveiks. Top, right, bottom ir left veiks, jeigu bus kas nors kitas. Tai yra relative, fixed arba absolute. Tai dabar galiu pavyzdį parodyti. Aš galiu čia iš karto rašyti, bet tiesiog atskirai parašysiu. Tai, kad įsitikint, position, static. Ups. Nieks nesikeičia. Visiškai nieks nesikeičia. Refreshinu. Ok, tai tarkim, galime užsirašyti, nežinau, kokį top. Left. Ir pasižiūrim, ką turim. Ir visiškai nieks nesikeičia. Šitas kvadratėlis lieka savo pozicijai. Static reiškia, tie dalykai neveiks. Dabar, kas bus, jeigu mes pakeisim iš static į relative? Kvadratėlis minimaliai pajudės. Na, galiu padidinti šiek tiek skaičius, tai tarkim po 20. Ir kaip matote, kvadratėlis pajudėjo. Kas yra relative? Tai toks dalykas, kuris leidžia naudoti šitus dalykus. Dabar top, right, bottom, left, tai yra šitie pozicijų elementai. Jie tiesiog skaičiuosis nuo to elemento originalios pozicijos. Tai yra, kvadratėlis, kaip matėte, kur buvo, jisai buvo čia normaliai gražiai padėtas. Tai po 20 pikselių top ir left, kaip aš čia parašiau, skaičiuojasi nuo šitos pozicijos konkrečiai ir nuo šitos pozicijos. Tai yra po 20 pikselių žemyn, 20 pikselių nuo kairės pusės ir taip atitrauktas jisai. Dabar, kaip matote, kiti elementai su juo tvarkingai elgiasi. Tarsi jis egzistuotų. Tarsi jis egzistuotų toje pozicijoje, kurioje originaliai turėtų egzistuoti, neskaitant tų top ir left parametrų papildomų. Tai, jo, bet toks tvarkingas dalykas. Dabar, jeigu kvadratėlių būtų daugiau, tai jisai ir būtų tenai prilipęs, būtent taip atsitraukęs. Taigi, jo. Dabar kas nutiktų, jeigu aš pakeičiau čia į fixed? Pakeičiam į fixed, refresh. Ir dabar, kaip matote, situacija biškai pasikeitė. Tai dabar, jeigu naudosit fixed arba absolute,
Tai pozicijų, tai yra kiti elementai, juos galima sakyti ignoruos. Elementas turintis fixed arba absolute yra visiškai ignoruojamas kitų, tarsi jis neegzistuotų. Ir pozicijos skaičiuojasi nuo kitos vietos, ne nuo tos, kurios originaliai jisai turėtų būti. Šiuo atveju pasirinkau fixed. Tai fixed skaičiuojasi nuo lango pačią, nuo naršyklės. Tai yra nuo naršyklės viršaus 20 pikselių, nuo naršyklės kairės 20 pikselių. Jeigu aš šitos skaičius padidinčiau, dar šiek tiek, tai skaičiuotųsi vis dar nuo naršyklės. Tai yra, fixed tai reiškia, jisai matomas visose stadijose, tai yra, jeigu būtų content, tai yra turinio daugiau, tai jisai absoliučiai visada matytųsi, nes jis būtų nuo lango naršyklės skaičiuojamas, ne nuo kažko kito. Tai galima, tarkim, pridėti daugiau divų. Ir kitiem divam tiesiog background color kitą suteiksiu. Ok, taigi turim tokį dalyką ir kaip matote, fixed tai reiškia, jisai laikosi, nesvarbu kiek būtų turinio, jūs jį visada matote. Ir kiti elementai jį blokuoja, tai yra ignoruoja. Ir tarkime pakeičiam į absolute. Ir kokia situacija dabar gaunasi? Na, gaunasi štai tokia. Tai yra, jisai poziciją savo tuos top, right ir taip toliau skaičiuoja nuo parent, tai yra tėvinio elemento. Jeigu tėvinis elementas nėra nustatytas, tai yra skaičiuojasi nuo lango. Dabar tėvinis elementas negali būti static. Jeigu tėvinis elementas yra static, jisai skaičiuojasi nuo lango vėlgi priklausomai. Taigi galiu aš įdėti kur nors, tai pavyzdžiui, į papildomą divą parent užvadinsiu. Ir jisai yra parent dive. Ir tai neturėtų nieko sugadinti. Žodžiu, tvarkoj, čia tas juodas yra parentas. Ok, tai kaip ir sakiau, absolute nuo fixed skiriasi tuo, kad fixed skaičiuojasi nuo lango viršaus, o absolute nuo parento, tai yra tėvinio elemento. Jeigu tėvinis elementas yra static, tada skaičiuojasi nuo lango. Jeigu tėvinis elementas yra, nežinau, koks nors relative ar panašiai, tai skaičiuosis nuo tėvinio elemento. Kai matote, jis vėl grįžo štai čia. Ir ok, tai tikiuosi viskas aišku šito video. Pasistengiau paaiškinti, kaip įmanoma. Tai jo, galiu dar lėtai pakartoti, galbūt per greitai išnekėjau, nežinau. Static yra defaultas, tai yra numatytasis nustatymas, visi elementai elgiasi taip, kaip jam pridera. Jeigu yra relative, visi elementai relative mato, su juo elgiasi taip, kaip jisai būtų static ar panašiai, tačiau relative jau gali naudoti pozicijų parametrus top, right, bottom, left. Ir šie parametrai skaičiuojasi nuo tos pozicijos, kurioje originaliai tas relative elementas turėtų būti. Dabar fixed ir absolute, kiti elementai jau nebemato, ignoruoja visiškai, tarsi jo dokumente nebūtų. Ir pozicijos irgi skaičiuojasi, tai yra galimas tas pozicijas skaičiuoti, bet fixed nuo absolute skiriasi tuo, kad fixed skaičiuoja nuo lango viršaus, tai yra nuo lango kraštų, nuo naršyklės kraštų tas pozicijas, o absolute irgi skaičiuojasi nuo naršyklės kraštų, nebent parent, tai yra tėvinis divas ar koks kitas elementas, turi kažkokį tai kitą position, ne static. Tai jeigu tėvinis elementas yra relative, fixed arba absolute, tai tas child, vaikinis elementas skaičiuojasi nuo to tėvinio elemento. Tai, jo, pakartau viską. Tai, nežinau, jeigu kas neaišku, dar galit bandyti klausti, bet jau tikriausiai viską išaiškinau. Jeigu per greit šnekėjau, galbūt pasistengit
nežinau, dar kartą pažiūrėti video, dar kartą pasidomėti, patys pasimėginkit. Ir kitame video bus CSS elementų plaukiojimas, tai yra float. Iki.